jeigu kalbam apie pavyzdį, tai pradėkim iš tikrųjų turbūt nuo populiariausio, ar ne? Tai jeigu jau eurai, ar ne? Tai turim tikslą didinti EBITDA. Nu ir matuojam, ir nusikaskaduojam, ar ne? Direktorius gavo tikslą, ar ne? Perdavė departamento vadovui, perdavė skyriaus vadovui, grįžo skyriaus vadovas, didinam EBITDA. Didinam EBITDA. Kas nors labai daug supranta, na, kas supranta daugiau, kas mažiau, tas nors turim manyti darbuotojus. Bet jeigu tas pokalbis su darbuotojais vyksta gamyboje, tai apie ką jie dažniausiai pagalvoja? Jo, reikia mažinti kaštus. Ir iš jų turbūt gana dažnai organizacija ir tikisi, ar ne, kad reikia, kad jau gamyba, tai ką jeigu EBITDA didinti? Kaštus tegu mažinti. O jeigu ateinam mes į pardavimų organizaciją... Svajūnė, ką sakai? Svajūnė. Reikia didinti pardavimus. Reikia didinti pardavimus, tai ką reiškia iš pardavimų? Pajamų tikimės, ne? Vieni pardavimus didina, kiti kaštus mažina. Nu ir ką, nu tai EBITDA mūsų. Nu va taip, ar ne? Va taip jinai ir didėja. Ir taip vadovas bando ją laikyti, va taip. Kitą dieną mažėja. Va taip ir gamas. Galim mes padaryti truputėlį kitaip. Galim mes paimti ir pas tos pačius pardavimus paklausti. Iš tiesų mes nebematau. Jau pasislėpė, ne? Kadangi žinom, kad tikrai pardavimų vadovė, tai visą akis jau krypsta. Kokias kliūtis pardavimai mato EBITOS didėjimui? Nu ir pardavimai sako, žiūrėkit, jūs tokių kainų tikitės, ar ne? Nu, nėra šansų. Neparduosime už tokias kainas. O šiaip tai dar regionai skirtingai dirba. Mes tai naujus klientus, anie tai tik su senais tenais, o dar nuolaidos, aš tai už brangiai parduodu, va, Laura tai tik per nuolaidas varo, pas ją tai portfelis greitai auga, bet pažiūrėkit, kokios kainos, kokios maržos. Na, žodžiu, viskas labai sudėtinga gaunasi. Ką pardavimai gali matuoti, jeigu mes dabar einam į svogūną? Tai jeigu mes sakysim, jiem ten tos pajamas stebėt, nu nelabai kas pasakys, ar ne? Kalbant apie tas proceso kliūtis, tai į proceso kliūtis nukreiptų rodiklių mes čia galim daug visokių prigalvoti, ar ne? Pradedam nuo to, kad atskiriam, kaip mes norim dirbti su naujais klientais, kaip su senais, susikonkretinam, ar ne, ką su senais, kas su naujais darom. Gal mes galime žiūrėti, kokį ten pas mus įvyksta ten vizitai, kiek mums pavyksta ar nepasiektų klientų. Jeigu su senais, tai gal labai vertingas yra, na, ne tik tai tas jo prisotinimas produktu, ar ne, bet grįžtamasis ryšys. Nes jeigu jisai, na, nebeperka, jisai gal turi savo kažkokią patirtį, ar ne, kažkokį savo pamastymą, ir čia turbūt tokia aukso vertė, ar ne, tos tokios ausis pas klientą būtų. Tai galim tų rodiklių mes visokių pardavimams prigalvoti. Bet, kad atsimatant, bet tokia labai ta piramidė mūsų greit suvirto, ar ne, tai gamybai tą patį klausimą turbūt reikėtų užduoti pirmiausia, ar ne. Tai kokias kliūtis matote EBITOS didėjimui? Nu ir gamyba šiuo atveju tarkim sako, ar ne, kad, sako, nu ką, kaita, daug kas susiduria dabar tikrai, girdim, ir turbūt ir jūsų patirtis su darbuotojų kaita. Dėl kaitos mums ta kokybė mums sunku labai išlaikyti, nes žmonės keičiasi, iš tikrųjų kokybė prastėja. Ir kita dar dalyka, kad ta kokybė, nu, vat, kokybės kontrolė pagauna, arba netgi klientas pasiskundžia, ar ne, kažkaip, nu, nepamatomas tos nekokybės procese. Jau aiškėja situacija, ar ne, tai jeigu mes jums sakom, susimažinkit kaštus, tai gali sakyti, jo, mes priimsim dar daugiau pigesnių darbuotojų, bet jau ir taip jau yra sudėtinga. Tai šiuo atveju, sakom, aha, tai jeigu kliūtis buvo labiausiai kalbėjo apie kokybę ir apie kaitą, tai galim mes bandyti stebėti galimą nekokybę. Tiesiog, ar ne, kad jau akis procese būtų, kad patys radom ir pataisim. Ir blogai ne kad radom, gerai, kad radom. Vėlgi yra niuansas, ar ne? Nes jeigu mes sakom, turi būti viskas kokybiška, nu tai ką, galiu tiesiog užsimerkti ir tikėtis, kad kokybės vadovė nepastebės ir net neš man tos nekokybės. Bet jeigu mes sakom, žiūrėk, visko būna, bet žiūrim, kuo daugiau pamatysim ir susitvarkysim, to bus geriau, ar ne? Ir šiuo atveju žalia yra gerai, raudona yra negerai. Čia specialiai spalvų nedėjom, bet šiuo atveju, kad reiškia visi pastebėjimai, visi pataisimai, patobulinimai. Bet yra kitas momentas, ar ne, kad
tam, kad atpažinti nekokybę, tai irgi reikia tam tikros kompetencijos. Tai vėlgi turbūt kalbamės apie žmonių įvedimo kokybę, ar ne? Kad jie ir keičiasi greitai ir mes dar norim tą nekokybę susigaudyti, tai reikia mums susitelkti ir standartizuoti tą įvedimo galbūt procesą, ne? Kaip jie tenais paruošiami tam darbui. Nes kaitos mes, kaip sakyt, turbūt su jie kovoti beprasmiškai, geriau susitelkti, kaip su ta kliūtim mums gyventi. Ten dar buvo prie vienos editos mūsų, kaip sakyt, HR-as, mūsų žmogiškieji ištekliai. Tai jeigu mes tiesiog ar nenuleidžiam tas ebitą ar ne iki apačios, tai personalas, ebitą, tai čia pardavimai, gal gamyba, o mes tai čia ką? Jeigu taip ar netiesmukai, tai žinoma. Samdysiu pigių žmonės. Jo, bet jeigu ne mes jums galim dar pigesnių pasamdyti, bet kai mums jau ir tie patys ir brangesni nelabai tinka, tai Bet mes galim pas juos paklausti, o ką jūs matot? Jie ir sako, kaita didžiulė ir nėra iš ko rinktis. Matom tą kliūtį. Tai ar mes ten brangesnė ar pigesnė, bet ir taip rinktis nėra iš ko. Tai jeigu jau rinktis nėra iš ko, tai gal tiesiog reikia rinktis greičiau, tarkim, ar ne? Greičiau nuspręstam tada gal užsidėti, nežinau, vertybinį pagrindą kažkokį, ar ten kažkokius bazinius reikalavimus, nes ar taip, ir kaita vyksta, ir jų nuolat trūksta. Ir kitas dalykas, kurie tikrai jau gali turbūt, ar ne, kurti vertę, pasižiūrėti, kaip tie žmonės yra įvedami, kad vėlgi, galbūt netgi eiti ir pasižiūrėti, kaip tas standartizuotas procesas veikia, gal jį reikia tobulinti, gal reikia sukurti sistemą, gerinti, kaip tos žmonės įvesti. Nes yra žaliava kokia yra, mes su jie turim gyventi. Tai šitoje vietoje, ar ne, labai daug yra galimybės tobulėti. Bet dar tokia, nelabai čia piramidė mums panašu, ar ne, svogūnas, tai bet kiekvienas lyg tai už save gaunasi. Tai čia išlenda tie vadinami pasidalinti rodikliai. Tai jeigu jau mes sakom, kad įsidedam, ar ne, kokybės, tokį kaip keywordą, ar ne, kaip bazinį atsiliepimą. Ir čia pradedam dirbti su senais klientais, kaip sakyti, irgi sistemingai. Ir iš jų kažką išgirstam, tai nešam, ką išgirstam. Ir pradedam, galbūt galim pradėti stebėti, kaip mes kaip organizacija reaguojam į tuos klientų atsiliepimus, ar ne, ypatingai dėl kokybės. Ten kitus galbūt čia pasilieka pardavimo organizacija pati, ar perduoda, kam reikia, bet čia, kadangi ypatingai svarbu, tai jau šitas jau turbūt rodiklis jau pretenduotų į tą tokį kaip ir šiek tiek lyg ir proceso rezultatas, nes ir surinkti reikia ir atiduoti, ar ne, bet iš kitos pusės patobulinimų kūrimas jau jisai mums leidžia jau rytdieną keisti. Ne tai, kad padūsau dėl vakar dienos, bet keisti rytdieną. Ir čia, kodėl tos rodiklės abi pusės? Todėl, kad jeigu mes sakom pardavimam, ar ne, rinkite atsiliepimus, ar ne, ir stebėkit, pardavimus sako, bet, ne mes tą kokybę gaminam, tai jeigu ties klientai jau skundžiasi, mes norim, kad greičiau organizacija reaguotų ir atsakytų ir pataisytų, mums čia atsišaudyti reikia. Bet jeigu jie mato, kam tai panaudojam, ar ne, kad iš to vyksta kažkokie patobulinimai, kad vyksta pokyčiai, tai visai kitaip pardavimo organizacija ar nereaguoja, sako, mes su jums malonumu atnešim. Ir jie negi galbūt savo lentoje turės, ar ne, kad gauti atsiliepimų, gauti ir perduoti organizacijai, nes mes turim bendrą tikslą, mes turim tikslą gerinti kokybę. Gamyba tuo tarpu labai mielai tos patobulinimus gal darytų, ten jau pradėjo pas save ar ne procesai išsigaudyti, bet jie gal net nežino, jie akių ausų pas klientą neturi, jie tik per pardavimus gali klientą pasiekti, ar ne? Ir toks pasidalintas rodiklis jau jis iš karto leidžia tą kokybę, tvariau gerinti. Lygiai tą patį galime mes sugalvoti ir kalbėdami apie personalą ir gamybą. Tai jeigu čia problema yra ta kaita ir vėlgi ta pati kokybė, tai įvedimo kokybė galėtų būti stebimas jau aukštesniam lygiai, kaip pasidalintas rodiklis. Tai vieni įtakoja patį procesą ir palaiko, kaip Laura sakė, palaikymas labai svarbu. Eina, moko vadovus, pasižiūri, kaip jiems sekasi įvesti tos žmonės, ar ne, kokių gal jiems dar įrankių reikia, kokių dar jiems kompetencijų reikia. Kita galbūt galima rodiklį šalia to
pagalvoti, ar ne, kuris galėtų būti, kad išsikelia organizacija tikslą, kad operatorius turėtų tą gretutinę kompetenciją, kad lengviau, iš vienos pusės, kad lengviau atpažintų nekokybę, nes jeigu jis supranta, kas vyko prieš tai buvusiam žingsnėje, jisai jau jo akis, kaip sakyti, žvitresnis, jisai žino, į ką atkreipti dėmesį. Antra vertus, su ta visa kaita, ar ne, ir įvedimo procesas gali būti pas mus sklandesnis, jeigu yra apmokytos gretutinės funkcijos, na ir tuo labiau pats pakeičiamumas, jeigu nėra visiškai tolygus aprobimas. Ir kada mes jau susidedam tokius pasidalintus rodiklius, tai pažiūrėkit, kai užsikeliam tą ebitą ant viršaus, sluoksnių tai beveik tiek pat gavosi, šiek tiek gal negi daugiau, ne, tai jinai ir aukščiau. Ir tikrai šitas statinys, gerokai tvirtesnis yra. Nėra jisai toks vienadienis, ar ne, kad vienas vadovas priremia vieną savaitę, kitas kitą savaitę ir jisai neaišku, kada subirės. Mes turim ilgalaikį rezultatą, paremtą rodiklis. Išsispręsim šitas problemas, nes iš esmės ką mes čia sprendžiam? Didinam tai ebitą, bet sprendžiam tai kokybės problemą. Tai pagerės kokybė, išsispręsim tą problemą. Tie rodikliai tikriausiai pasikeis visiškai. Bet prieš tai turim išsispręsti tas problemas, kurias šiandien matom, kliūtis, kurias šiandien matom.